Antranai, papasakok šios dienos įspūdžius. Darosi panašu, kad Dakaras tapo, kaip pasakyti, ralio, tai didelis ralis, tik tais be susirašymo, be scenogramų. Nes, iš tikrųjų, kol kas visos dienos labai greitos, labai ralinės ir kartais net tikrai atrodo, kad galėtum su kokiu Golfu ar Subaru ar Evolutionu prapūsti tos greičio ruožus ir būtų dar geresnis laikas. Aišku, yra sekcijos, kur yra daug akmenų, bet kol kas, sakykime, sunku yra tik dėl to, kad tikrai yra daug akmenų ir kenčia pakabos. Bet realiai tai nėra taip sunku, nes tokie yra raliniai ilgi, raliniai greičio ruožai. Pasigestų kol kas kopų, pasigestų navigacinių greičio ruožų, to ko paprastai Dakare visada būdavo daug. Bet panašu, kad viskas prasidės rytoj ir mes išlaukiam, tikimės, kad rytoj mums seksis jau geriau. Nes mums reikia, kad mums būtų sunku, ta prasme, kad būtų visiems sunku. Mes esame vis tiek tokie daugiau ekstremalai, trofistai ir kai visiems yra sunku, tai mums yra tada lengviau, nes mes esame pripratę taip važiuoti. O tuose raliniuose greičio ruožuose, be geros mašinos ten nėra ką veikti, ten turi užminęs tapkę važiuoti 180-170 vietom, o pas mus mašina, jinai vos 130 įsibėgėja. Tai aišku, jinai yra per sunki ir ne visai tam skirta. O kažkokių nutikimų buvo juokingų, nežinau, ten išbėgo asilas ant kelio, dar kas nors ten? Atvirai ne, pas mus šiandien nieks ant kelio neišbėgo. Būna kažkokių žvėrelių išlėkė, žinai, bet ne, pas mus viskas labai tvarkingai, sklandžiai, jokių bėdų. Automobilio būklė? Automobilio būklę aš aišku sužinosiu rytoj šito, kai mechanikai pabaigs darbus, bet tai, ką žinau iš pirmos valandos, tai kad automobilis kaip ir kiekvieną dieną yra būklei pakankamai padorioj. Ta prasme, nėra labai rimtų darbų, tokių smulkių darbų sąrašas jisai būna visada nemažas, bet nieko svarbaus, nieko to, kas mus, sakysim, gal liūdintų, tai kol kas, kaip sakyti, nėra. Žinai. Viskas yra gerai, automobilis laiko, mes jį saugom. Klausimas, dabar labai sakau, ruošiamės rytdienos dienai, nes bus ir karšta, ir bus ir kopų gale, tai, žodžiu, bus vėl miksas toksai, bet jau miksas, kuris jau yra svarbus, nes bus pradžioje akmenys, o paskui bus kopos gale. Tai pradžioje turi važiuoti su kietom padangom, paskui turi pasiruošti jau atakuoti kopas. Manau, kad bus rytoj linksma diena ir jinai tikrai visas kortas permaišys iš naujo. Jeigu iki šiol viskas taip yra labai susigulėję ir plius minus visi važiuoja savo tempu, kiek gali, tai rytoj tikrai pamatysim stipriai permaišytas visas kortas. Ačiū.